Labas, Kesas čia ir šiandien rūkinsiu sprandinę. Injekcijas darysiu vien tik tai iš barbecue padažo. Sweet chipotle, turėtų būti biškutė aštrus. Prieskoniams, nors čia pašta Adams ribs, bet uždėsiu, šiek tiek pipirų, druskos pagal skonį. Tai pirmiausia, gerus kelius šaukštų Adams rib, prasitarkuoju dabar pipirų, dabar druskos, viską permaišau gerai. Na ir dar dėsiu česnako marinatą. Bandau nusausinti kiek įmanoma, šiek tiek gal riebalo pjausiu, gal labiau jisai pasilydys. Nematau jokių gabaliukų, kad nepatiktų man. Va, čia nebent, kremzlė negraži. Kad priliptų prieskoniai, užtepsiu tom marinatu. Šiek tiek prieskonių pasilieku gale kepimo, kad galėčiau užbarsyti prieš įvyniojant. Barbecue padažas injekcijom. Darant injekciją svarbiausia nepersistengti ir negauti gero šūvio atgal iš mėsos. Gerai, tai taip palieku pastovėti ir einu pasiruošti ugnį. Čia turiu šiek tiek vandens, kad ta ugnis, kuri išeina iš šito tarpelio, tiesiai neapdegintų visos mėsos. Ir storesnę dalį dėjau arčiau tos vietos. Čia vanduo, kad nebūtų taip karšta. Ir 10-24 pradedu kepti. Valandą, lygiai beveik valandą 3 minutės praėjo, gražiai atsitraukia mėsą, apverčiu dabar biškutį, nes po apačia yra daugiau riebios. Palieku dar mažiausiai valandos laiko. Vyniosiu pirmiausia į kepimo popierių, o po to į aliuminio foliją. Jeigu kas domitės tokiam rūkyklom, tai Lund šitą firmą nepatariu pirkti. Labai nepatvarus, nepatinka man tie aukštai. Jeigu kepi keliais aukštais, kaip aš darau, tai visą laiką tas vidutinės grotelės padaro taip, kad negaliu dėti didesnio mėsos gabalo apačioje, turiu visą laiką į viršų dėti. Metalas plonas labai, skarda šita. Dažai, kuriais padengta, neatsparus niekiek ugniai, rūdyje, tai aš 3 metus turiu. Mažiau gal. Tikrai nekokia. Nepirkite. 1,5 valandos praėjo. Čia pasidariau šiek tiek vynuogių. Vyšnių sulčių. Praėjo 2,5 valandos. Jau rūkinimo pasiruošiau vietą, kur dėsiu. Išiminėsiu dabar mėsą. Uždėsiu čia. Užtepsiu dar kartą barbecue padažo, tada užpilsiu tų pačių prieskonių, kuriuos prieš tai dėjau, čia buvau kiek pasilikęs. Ir vyniosim iš pradžių į kepimo popierių, po to į aliuminio foliją.
O tai kitą pusę. Susukčiausim kitoj pusę. Kaip tik. Buvau gal pusę stiklinės įsipylęs. Dabar kepsim, kol mažiausiai 86 laipsniai bus. Taip, tai yra iš esmės perkepimo temperatūra, bet sprandas turi visokių kremdulių, kurios reikėtų, kad ištirptų. Labai greitai pakilo temperatūra iki 100 laipsnių viduje, nuo apie 90, iš tikrųjų per 20 minučių nuo suviniojimo. Netrumpai tenais, iš tikrųjų, rūkinau 2 valandas. Tai daug nebuvo, dabar čia pastovėjo gerą valandą, turbūt. Laikiau orkaitę, išjungtojo orkaitė, karštis tada pilna, tikrai neatvėso. Kai kurie žmonės už kadro sakė, kad atvės. Karšta. Ai, tau valgyt nieks nedavė 5 dienas, kiek matau pagal reikimą, ne? Taip, aha. Meluoji tu. Druskos ne per mažai. Pats tas. Ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien tiek. Viso.